Europos Sąjungoje Lietuva jau 19 metų ir mus supa nedemokratiškų valstybių, Rusijos bei Baltarusijos kaiminystė. Todėl didelis dėmesys skiriamas išorės sienų apsaugai. Kokių imamasi veiksmų, norint sustiprinti mūsų šalies ir Europos saugumą? Lietuva skiria ypatingą dėmesį vidaus ir išorės saugumo užtikrinimui. Tam pasitarnauja ES fondų lėšos, sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė įtraukta į integruoto sienų valdymo fondą bei vidaus saugumo fondas. Koks sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės programos tikslas? Europos integruotas sienų valdymas ir bendra vizų politika. Lietuvai tenkanti ES išorinės sienos dalis 100% yra padengta elektroninėmis stebėjimo sistemomis, kurioms numatytas tolimesnis investavimas, atnaujinant 9 pasienio užkardas su Baltarusija ir Rusija. Bus vykdomi pasienio patrulio tako remonto darbai, įsigyta patruliavimui skirtų transporto priemonių. Numatytos investicijos mobiliojo radijo ryšio tinklo tobulinimui, kitoms priemonėms įsigyti, programinės ir techninės įrangos atnaujinimui, kinologijos pajėgumų stiprinimui. Didelis dėmesys skiriamas IT sistemų saveikumui ir didelės apimties IT sistemų kūrimui, taip pat modernios kelionės dokumentų tikrinimo ir tyrimo įrangos įsigijimui, pasieniečių mokymams. Numatyta toliau plėtoti vizų informacinę sistemą, padengti kelių konsulinių pareigūnų išlaikymo trečiose šalise išlaidas, pravesti konsulinio personalo mokymus. O kaip tobulės vidaus saugumo fondo programa? Planuojama atnaujinti daktiloskopinių duomenų ir policijos registruojamų įvykių registrus, gerinti bei automatizuoti policijos informacinių sistemų suderinamumą su ES informacinėmis sistemomis bei keitimos informacija su užsienio partneriais ir Europolu. Bus tobulinama finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos techninė ir informacinė bazė, specialistų kompetencija. Planuojama užbaigti didelės apimties su saugumu susijusių ES informacinių sistemų ir nacionalinių informacinių sistemų bei informacinių technologijų priemonių diegimą. Numatoma diegti inovatyvius informacijos rinkimo ir analizės elektroninėje erdvėje sprendimus. Bus siekiama užtikrinti informacinių sistemų sąsajas su kitų institucijų informacinėmis sistemomis ir galimybę saugiai bei patikimai keistis informaciją. Planuojama pirkti specialios paskirties įrangą, leidžiančią efektyviau vykdyti kriminalinę žvalgybą. ES finansavimas padės užtikrinti aukštą saugumo lygį bei tvirtą ir veiksmingą Europos integruotą sienų valdymą.